Sveiki visi, na kągi, noriu visiems pristatyti, pranešti, kad prasideda mano podcastų serijos ir kalbėsiu daug apie rinkas, pasakosiu bei darysiu analizės. Atkreipsiu dėmesį į visas rinkas, tiek į kripto, žaliavas, akcijas ir forexo rinkas. Ir taip pat, jeigu turėsite kokių pageidavimų, galima bus apžvelgti ir pažiūrėti bei panalizuoti vienas ar kitas rinkas, ar papasakoti vieną ar kitą kažkokią temą. Bet man yra labai svarbu, kad jūs būtumėte tiek aktyvus ir prisijungtumėte prie viso šito mano podcast'o ir būtinai dalintumėtės mano video, nepamirštumėt paspausti laikus, follow, širdelės, liuksus ir taip toliau, kad kuo daugiau žmonių pamatytų visą tai. Bet šiandieną su savo pirmu podcastu padarysiu analizę, pasižiūrėsime, kas vyksta aukso rinkoje. Bet visų pirma dar sustokim. Turbūt iškilo klausimas, kas aš toks esu. Aš esu Tomas Dulkys, kuris prekiauja nuo 2010 metų iki 2016 metų. Aš prekiavau rinkose, nežinodamas viso to, ką aš darau, rinkdamas informacijos iš YouTube. Ir 2016 metais pradėjau studijuoti, mokytis šito viso finansinio raštingumo ir pradėjau taikyti visas žinias, kad galėčiau uždirbti iš viso to. Taip gimė ir mokymai, taip pat mokiname žmonės prekiauti, spekuliuoti, susipažinti su rinkome, kas tai yra ir pritaikyti visas žinias prekyboje, kad galėtų žmogus užsidirbti. Bet aišku, nuo kiekvieno žmogaus asmeniškai priklauso jo sprendimai ir jo uždarbis. Todėl noriu dabar jumis supažindinti su rinkomis ir parodyti, kas tai visa yra. Belieka jums tik sekti ir žiūrėti. O aš šiandieną žiūriu aukso rinką. Važiuojam. Dabar parodysiu, kas vyksta aukso rinkoje ir kokios yra galimybės ir pagal ką buvo priimtas sprendimas pas mane dabar šiuo metu į pirkimą. Nors žiūrint pagal savaitinį grafiką, mes matome, kad turėjome šičio konsolidaciją, pasižymėkime mes ją. Ir tai reiškia, kad ateityje bus kaip suporto zona, galimai, sakykime, pakritimo, gal ir toliau kilimo, nes visą laiką šitie dalykai yra suformuoti ateities struktūroms tam, kad rinka galėtų atsispirti, pradėti toliau kilti ar formuoti trendą. Bet šiuo metu ką daryti, jeigu rinka tik kyla ir kyla, vien žalios žvakės ir atrodo nėra galimybės pagal ką užeiti. Matome pagal dieninį grafiką irgi taip pat nėra rimtesnių struktūrų, bet 4 valandų time frame matome yra jau struktūrėlė. Turime trendą, impulsinį judėjimas, impulsinį judėjimas, impulsinį judėjimas, impulsinį judėjimas ir vėl padaryta kaip ir impulsinė. Bet šita impulsinė koja yra tokia daugiau, kaip sakyčiau, feikinė. Kodėl? Dėl to, kai jinai pralaužė prieš tai buvusį rezistą, matome, kūnas susidarė aukščiau rezisto ir pradėjo leistis žemyn. Pagal viską aš tempiu extensioną ir žiūriu, kur yra tikra struktūra. Ar palėtė man pagal extensioną 127. Matau, nepalėtė, reiškia palėtė 113. Tai vienas iš variantų, ką man reikia daryti, tai reikia identifikuoti nuo judėjimo atgal visą trendą. Bet šiuo metu 4 valandų laikotarpį nesimato jokio trendo būtent kilime. Tai reikia pasižiūrėti, reiškia mažesnį time frame, pasižiūrėti, ką mes tenais turim. Tai šiuo metu žiūrint į valandinį grafiką, mes taip pat turime bulių trendą. Impulsinė judėjimas, vėl impulsinė ir vėl judėjimas atgal. Matome, atėjo į prieš tai buvusią struktūrą, į suportą ir nuo jos pradėjo rinka atšokinėti ir pradėti kilti viršų. Ar rinka nueis toliau viršų ar ne, auksas bus matyti, bet pirmas, ko aš laukiu, tai laukiu šito rezisto pralaužimo, šitos konsolidacijos. Jeigu pralauž, tai viskas tvarkoj, bet eigoje gali būti ir šitaip, kad ateis, vėl nusileis ir vėl kils, nes matome, yra gan graži konsolidacija padaryta ir gali rinka šitaip suvaikščioti. Bet pasižiūrėsime laikui bėgant. Taigi, o kur aš turiu užėjęs į rinką, ką aš turiu padaręs ir kur priėmiau sprendimą ir kiek dabar yra profito. Taigi, pasižiūrėkime į auksą. Šiuo metu aš auksą turiu padaręs sprendimą šičia pirkimui. Matome, šiuo metu yra 892 eurai pliuso ir mano taikinys yra čia. Jeigu pasižiūrėsime pagal valandinę, žydėjau truputį žemiau negu esama šitą konsolidaciją rezistinę, tai nes rinka gali nuo šičia atšokti ir vėl leisti žemyn. Todėl priėmiau sprendimą netgi šitoj vietoj padėti pasimti profitą. Jeigu žiūrėti pagal santykį, sakykime, stopo ir profito, tai yra, matome, 1, 2, 3, vos ne 4.
prie vieno, galima pasižiūrėti, stopas yra 573, pliusas yra 1354, jeigu pasieks. Tai realiai praktiškai vos ne 3 kartus yra pliuso. Tai pasižiūrėsime, ar pasieks ar ne, galite stebėti ir žiūrėti, bet jeigu jums patinka visą tai, būtinai pakomentuokit, būtinai padėkit laikų, būtinai sekite, stebėkite ir išgirsite žymiai daugiau, o jeigu jūs daugiau prispaudinėsite ir pasidalinsite, reiškia, tai motyvacija man bus padaryti daugiau podcastų ir daugiau parodyti įdomių dalykų, kas susiję su prekyba ir investavimu. Tai būtų tiek šiandienai, ačiū, kad buvote ir susimatysim greitai. Iki.